nežinau čia. Visiems labas, jūs pavalgėt kanalą Augustis Channel. Ir kaip matote, čemodanas. Vadinasi, aš kažkur iškeliauju. Teisingai pagalvojate, aš iškeliauju į Latviją 3 dienoms. Neilgai žinau, bet vis tiek. Reikia pasimt. Tai dabar dėsiu daiktus ir jums viską rodysiu. Arba tam lapsų padarysiu, nežinau. Bet pirmą atidarom čemodaną. Ir va čia yra toks užraktas, kad neatsidarytų, kai pavyzdžiui važiuoja, nu arba skrendat. Taip, dabar aš paimsiu kamerą ir parodysiu, kaip čia yra. Pirma, tai yra va toks va, čia kur galima viską padėti. O antras čia irgi va užsisega, čia irgi panašiai telpa kiek čionais. Tai va. Turbūt matėte timelapsą dabar ir trumpai dabar pasakysiu, kokius daiktus įsidėjau. Tai pirma bus toks megztinis, antra, džinsai, maikė, dar vieną maikė, čia nesakysiu, turbūt patys supratot, gal, maikė, kojinės ir toks, kojas ir kartu su maikyte tokia, nežinau kaip pasakyti. Tai turbūt tenais dar filmuosiu ir jeigu dėsiuos, tai tada parodysiu. Nes ten aš 100% filmuosiu. Ir tada dar aš vešiuos tokią tašytę. Tai va, tai susitiksim, kai aš arba važiuosiu, arba dar kažką dėsiuos gal, maisto dar važiuos tėvai, bet kelioniai. Ir tenais būtinai filmuosim, tai nežinau, kada susitiksim, tai iki. Tai mes jau išvažiavom iš namų ir laukti, kol vėl prisijungsiu prie jūsų. Čia tiesiog aš filmavau, kaip važiavom. Nebuvo ką veikti, tiesiog telefoną net nebežiūrėjau. Tai va, čia dabar mes sustoję buvom, todėl nes mūsų tėčio sesė savo vyru buvo pasiklydę, tai po to važiavom. Ne, va čia dar laukiam ir čia jau važiuojam. Rodo, kad viskas gerai. Tai jau. Mes einam prie jūros, bandom per kažkokį miškelį, nes mūsų hotelis, po to parodysiu turą. O dabar tiesiog mes einam prie jūros. Tai va, mes jau Latvijai dabar. Dabar mes vis tiek einam prie jūros. Liko mums maždaug 600 metrų. Tai sutiksim prie jūros. Va, dabar ką tik nuėjom nuo jūros. Čia tarp daugiabučių tenais. Bet nenufilmavau, nes užmiršau, tai dar jaučiu rytoj eisim arba poryt. Tai dar nufilmuosiu būtinai. Tai dabar mes einam į kavinę. Mes jau gal prieš kokias 3 minučių, gal valandą grįžom, papuolėm į žiaurų lietų. Čia gal bus kažkur video įdėsiu, nežinau, po šito. Bet mes jau grįžom iš jūros, aš dabar tualete užsikišku. Čia aš tam sakau. Tai va, ir dabar jau apie 9 kažkur. Tai va, susitiksim rytoj. Be to dabar parodysiu room tour mini. Čia jau biškį bardako yra, tai nekreipkite dėmesio, nes mes tik šiandien atvažiavom. Tai jo, dabar aš viena namuose, šitam kambarį. Todėl nes mano tėvai išėjo pas kaimynus ir grinai už sienos. Todėl, kad mes atvažiavom ne vieni, o su tėčio sesė ir jo šeima. Tai va. Tai dabar tada inteinam. Šios kol kas neimsiu. Čia tokia sofa, kuri susiskleidžia ir tai pasidaro to sofa, o kol kas čia lova. Suprasis, gal išleista po to, kai parodysiu kambarį. Čia toks langas, paveikslas, čia laikrodis, laikrodis yra. Nemačiau tada,
balkonas. Einam pažiūrėti balkoną. Balkonas čia mano brolio toks vežimėlis. Ir toks va balkonas. Ir va čia už sienos. Gerai, aš einu, kad manęs niekas nematytų, kad aš namuose. Tiesiog nenoriu. Taip, dabar žiūrim. Dar čia va toks stalas. Kėdės 5, televizorius. Tada mes čia visus, čia indai visi buvo, tik tais, nekreipkite dėmesio, aš čia neužsiveriau. Tiesiog dabar biški bardakėlis, todėl kad mes ką tik grįžom namo, beveik prieš valandą. Ir nespėjo nusirinkti ir pakvietė mus tenais pasisvečiuoti. Toks ta pat kambarys tenais. Tai va, tai atrodo virtuvė. Čia šaldytuvas yra. Ir ten indai visokie. Tada va čia spinta, dar kai einam į tualetą. Tualetė čia yra va taip vat. Tiesiog va toks tualetas. Ir čia aš. Tada einam, čia irgi šiauriai didelis bardakas. Tada čia tokia lova didelė. Spintelės 3. Spinta ir viena lova. Todėl mūsų šeimoje yra aš, mano sesė, kuriai 9 metai, ir brolis, kuriam 2. Kodėl? Ai. Kodėl šviesą žiūrėt? Tai va, toks mini rumturas. Tai va. Tai dabar aš tiesiog turbūt sėdėsiu ir žiūrėsiu videkus. Tai va, laukite iki rytojaus, nebent kažką dar nufilmuosiu. Tai dabar aš jau biškį apsitvarkiau čia nais. Va, kaip buvo. Oi, žinot, kaip buvo. Dabar biškį va, taip pat viskas. Ir čia nais, va čia taip. Čia. Lagaminus aš čia nais padėjau. Sorry, kartą sakau čemodanas, tiesiog maišas biškį. Sorry. Tai va. Tai mes dabar atsikėlėm. Valgyt pusryčius. Mes 9 atsikėlėm, dabar yra 11. Pusę 11, be 20 kokių 11 jaučiu. Tai va atsikėlėm. Važiavom blynų valgyt. Į blyninę, pavalgėm ten blynų, ten nefilmavau, todėl kad mažai vietos buvo. Ir dabar lauksim traukinio. Ir į Rygą važiuosim su traukiniu. Jeigu sužinosim, kaip bilietus nusipirkti, nes mes dabar neįsivaizduojam, kaip bilietus nusipirkti. Tai va. Mes jau buvom, nieko ten nėra, tai einam dabar mišku atgal iki hotelio viešbučio. Ir vėl grįžsim centre su mašina prie naujos stoties. Tai va. Kas yra, Luka? Kaip tu? Nusiskėlė. Bilietus nusiskėlė. Pažiūrė. Čia taip lengvai važiuoti, nedrauga niekas. Čia taip įdomai važiuoja, nedrauga niekas. Net nesijaučia, kad važiuoja. Nejaučiasi iškirui. Kas yra? Bijai. Atsistok prie langą. Atsistok, žiūrėsi. Bijai? Kaip prie langą? Taip? Dabar mes jau atvažiavom į Rygą. Ir einam, nes va ką tik išlipom iš to traukinio. Tada mes jau namuose, kaip matote. Mes dar buvom Rygoj. Man neseniai grįžom ką tik šis. Tai va, ir kai mes buvom Rygoj, mes ten nuėjom į didelį supermarketą, kaip ten pasakyti. Kaip Lietuvoje Akropolis, kažką tokio panašiai. Ir tai va.
Ir mes ten, mamos ten nuėjo į parduotuvę, mano ir pusseserės. O mes ėjom, iš pradžių nuėjom į KFC, o po to jas ėjo į parduotuvės. Tai va, mes pavalgėm KFC, o tėvai nevalgė tenais, nes tiesiog nenorėjo. Tai dabar jie tiesiog važiuos į restoraną, o mes turbūt pabūsim biškį namuose. Ir kai jie grįž, žiūrėsim gal filmą, nežinau, tai va. Ir dabar aš valgysiu takis, tenais Candy Pop'e dar buvom ir su vandeniu, kad jeigu aš turbūt. Tai va. Tai dabar jau vakaras, čia eina latviškai, televizorius. Tai dabar jau yra vakaras ir mano tėvai vėl pas kaimynus, grinai užsiėmus čionais. Aš nieko nepadaryta. Tai va, aš beveik nieko nefilmuoju, todėl kad mes buvom Rygoje ir irgi nefilmavau. Todėl nes pirma, su manim visą laiką būna mano šeima ir tiesiog nefilmuoju ir mes dažniausiai mieste, ne mieste, tiesiog nefilmuojam, todėl kad tiesiog, pati kažkaip užmiršt, kad reikia filmuot ir dar ką aš norėjau, ir be to tiesiog nėra kada, nes aš pati viską žiūriu. Tai va, ką aš galiu daugiau pasakyti. Ir rytoj va, paskutinė diena. Ir mes, kai iš čia jau susiruošim visus daiktus, jau čia turbūt gal, aš nežinau, čia tėvai biškį planavo, tai nelabai ir žinau, nes jie dažniausiai nesako. Tai būsim turbūt prie jūros. Bet tikrai rytoj važiuosim prie jūros. Bet kokias 3 valandas tai tikrai ten prapėsim. Tai va, rytoj biškį dažniau filmuosiu ir pasistengsiu. Tai va, iki vakar nakties. Nežinau, kada prisijungsiu tada. Tai dabar jau eisime miegot ir iki rytojus. Mes dabar jau susidėjom lagaminus ir jau važiuosim. Mes buvom prie jūros, dabar esam prie jūros ir jau dedamės daiktus, nes reikės jau važiuoti su namu. Aš nežinau, ar filmavau, bet mes jau išsikrausim iš to hotelio, nes reikia iki 11 valandos išsikrausti. Tai dabar dedamės daiktus ir turbūt važiuosim namo. Tai va, ir mes jau išvažiavom jau, buvom degalinėje, dešrainių suvalgėm ir dabar laukiam mašinoj. Kol tėvai ateis iš parduotuvės, nes jie išvažiavo į parduotuvę. Tai va, aš nežinau, ar vlogas buvo įdomus, tikiuosi įdomus, tai susitiksim namuose gale. Tai va, viskas, susitiksim gal kelyje, nežinau. Tai mes jau namuose, ačiū. Ačiū, kad žiūrėjote ir laukite iki kito video. Ate.